Sveiki atvykę į mūsų B2F mokomąjį vaizdo įrašą. Šiandien parodysime, kaip iš nuotraukų sukurti įspūdingus vaizdo įrašus naudojant Canva dirbtinio intelekto vaizdo įrašų generatorių. Tai paprasta, greita ir puikiai tinka dalytis gražiausiamis akimirkomis. Pirmiausia, atidarykite canva.com ir prisijunkite. Pagrindiniame ekrane pasirinkite video arba vaizdo įrašo formatą. Galite pasirinkti formatą pagal tai, kur vaizdo įrašas bus bendrinamas. Instagram Story, Instagram Istorija, Facebook Story, Facebook Istorija, TikTok video, TikTok vaizdo įrašas, na ir kita. Šiame vaizdo įraše naudosime Your Story, jūsų istorija. Kairėje ekrano pusėje spustelėkite Design, dizainas, tada Generate Videos Instantly, generuoti vaizdo įrašus iš karto. Tada iš aplanko Uploads įkelti failai pasirinkite iki 10 nuotraukų, kurios bus įtrauktos į vaizdo įrašą. Pasirinkus bent 3 nuotraukas, pasirodys aprašymo laukas. Čia trumpai paaiškinkite, kokio tipo vaizdo įrašo norite. Tai padeda dirbtiniam intelektui sukurti labiau pritaikytą rezultatą. Įvedę vaizdo įrašo aprašymą spustelėkite Generate, generuoti. Vos po kelių akimirkų vaizdo įrašas bus paruoštas, su muzika ir tekstu, kurį automatiškai prideda dirbtinis intelektas. Kai vaizdo įrašas bus paruoštas, galėsite jį redaguoti. Koreguoti tekstą, keisti šriftą ir dydį. Arba pridėti teksto efektų. Taip pat galite visiškai perrašyti tekstą, kad jis atitiktų jūsų idėją. Be to, pagrindinio ekrano apačioje galite pasirinkti įvairius perėjimus tarp nuotraukų. Norėdami pakeisti muziką, kairėje esančioje įrankių juostoje spustelėkite Elements, elementai, ir ieškokite audio arba garso įrašas. Pasirinkite kūrinį, kuris neturi mažos karūnos piktogramos kampe, nes norint naudoti garso įrašą su karūna, reikia turėti Canva Pro versiją. Išnagrinėkite garso parinkti spustelėję ant kūrinio. Paspaudus, viršuje pasirodys įvairios garso redagavimo funkcijos. Galite spustelėti mygtuką Adjust, koreguoti, kad garso takelis atitiktų visą vaizdo įrašo ilgį. Norėdami sukurti sklandų perėjimą į vaizdo įrašą ir iš vaizdo įrašo, naudokite funkciją Fade, stelbimas. Žaiskite su parinktimis, kad vaizdo įrašas taptų išskirtinai jūsų. Jūsų vaizdo įrašas paruoštas atsisiųsti ir bendrinti. Išsaugokite jį ir parodykite pasauliui.